Savo istorijos antrą dalį norėčiau pradėti nuo vienos moters žinutės. Ačiū, Ingrida, kad parašėt. Jūsų žinutė labai atvira ir nuoširdi. Jei galiu būti jums įkvėpimu, labai tuo džiaugsiuosi. Galbūt iš mano istorijos ateis jums kokių įžvalgų, naujų idėjų arba suvokimų. Tai mane tas labai džiugins ir tik prašau, nesustokit ieškoti. Kaip Ingrida rašo, kiekvienas mes turim savo ligos eigą, savo gydymą, savus metodus, esam labai individualūs, todėl nesustokit ieškoti ir visiems linkiu dideliausios sėkmės, palaikyti vienas kitą, pasisemti vienas iš kito kažkokios tai stiprybės, nenuleisti nosies ir pakelti galvą aukštyn. Manau, man pritars didelė dalis žmonių, kad ši liga taip vargina emociškai, vargina fiziškai ir taip tikrai tiesa, kad jinai labai gadina nuotaiką. Kuo mes atsikeliam labiau skausmuose ryte, nuotaikos tikrai nėra. Aš manau, patvirtins tą visi, bet kaip tą nuotaiką kelti, ką daryti, reikia ieškoti. Toliau mano istorija. Straipsnių ir medijų situacija yra tokia, kad taip. Dažnai būna kažkas nutylima, dažnai žurnalistai mėgsta perdėti ir dažnai žmonės nusivelia ir straipsniais, ir visa medija, ir po to atsiranda nepasitikėjimas. Taip, šitą tendenciją stebiu, jinai tikrai yra stipri. Bet mano tikslas buvo parašius straipsnį, tai skleisti žinutę apie mano istoriją. Juo labiau, kad aš negalėjau kiekvienai klientei atėjusiai apie save pasakoti ir kodėl aš, tarkim, nepadarau vieno ar kito dalyko. Aš labai norėjau tą paskleisti viešai, kad kuo daugiau žmonių žinotų ir jiems nekiltų klausimų, arba jeigu ateina pas mane kaip pas trenerį, kad jie žinotų, kokia aš esu. Todėl mintis buvo tokia pasidalinti ir kai ten rašoma straipsnė, kuris buvo 2019 metais išleistas, kas vyksta Kaune, parašyta, kad pasveiko ar išsigydė, aš tiksliai neatsimenu, tai galiu pasakyti, kad ne, aš dar neįsigydžiusi ir nesu sveika. Bet jeigu lyginant su ankstesniais metais, tarkim 3-4 metai atgal ir kai buvo rašytas straipsnis, aš drąsiai galėjau žurnalistai pasakyti, aš jaučiuosi kaip sveika, nes tai buvo diena ir naktis. Bet jeigu aš būčiau lyginusi su sveikai žmonėmis, tai ne, aš nesu sveika. Tokio fakto kaip remisija pas mane, mano dokumentuose iki šiol nebuvo niekada užfiksuota ir parašyta. Bet nuo 2023 balandžio, tai reiškia metai atgal, aš nebevartoju metotreksato. Ir tik tai kartais pagal poreikį ir savijautą išgeriu priešuždegiminių vaistų, mano atveju Movalis. Kartais gali būti vienas kartas, 2 kartai, 3, 4 per savaitę, labai skirtingai. O metotreksatą nutraukiau pati ir pasisakiau savo gydytojai, sako, nu ir gerai. Nes aš jaučiausi, tarkim, kaip aš jaučiausi su metotreksatu ir dabar galiu pasakyti metai be jo, aš jaučiuosi labai panašiai. Galbūt šiek tiek priešuždegiminių tenka dažniau pagerti, bet vos. Dabar norėčiau pasakoti savo istoriją tokiais kaip faktais, kaip kur datom, nes nuo 2015 metų vedžiau užrašus ir ten jau labai nenugrybausiu su pasakojimu, faktai yra faktai, užrašyti ir taip toliau. Nuo 2013 metų iki 2015 metų mano užfiksuota yra, kad aš beveik negėriau vaistų, labai retais atvejais, kartais priešuždegiminių.
kur ir dažniausiai prieš uždegiminių aš gerdavau ne 15 mg, bet 7,5. Per šį laikotarpį vienas toks įdomesnis įvykis įvykęs, tai toksai, kad kai Ukmergėje turėjau savo sporto klubą ir ten buvo užėjęs vyras ir aš nežinau, kaip ten buvo, ten gal 13-14 metai buvo, dabar tikrai nebeatsiminsiu, jis kažkaip ar pasisiūlė, ar matė, kaip aš judėjau, kad pratestuos mano energetiką. Nes jisai yra baigęs Rusijoje parapsichologijos mokyklą ir žodžiu žinių turi, bet, kaip jis sakė, su žmonėmis nedirba, nes tai reikalauja daug energijos. Ir jisai paėmęs mano vestuvinį žiedą ant siūlo švytuoklės principu pabandė, palaikyti. Ir jo kaip verdiktas toksai buvo, kad pas mane nuo kryžkaulinės dalies žemyn visiškai neprateka energija. Iš karto klausimas, tai va, kur skauda, pagrindė kojos, klubai ir viskas nuo viršaus į apačią. Nu, čia įdomiai taip, bet mane užkabino, aišku. Tada nuo 2015 metų keičiau mąstymą. Iki tol galvojusi, kad tabletė didelė blogybė ir matau, kaip tai yra sunku kūnui ir pačiai. Galvoju, kad kartais išgerti tabletę tikrai nėra blogai, gal nuodėmė. Ir dėl tos geresnės kūno savijautos. Ir dar vieną dalyką suvokiau, kad labai nėra naudinga visi kraštutinumai, kraštutiniai mąstymai, va tos ribos, ar ne, va, kad nenoriu vaistų, nes čia yra blogis, kenkia, ar ne, nenoriu ten arba ten mityba kokia, ten iki kraštutinumų, ten dietų įvairiausių, arba, tarkim, pratimai, kur su daug jėgos ir reikalaujantis didelio krūvio, kur po to galbūt blogai gali jaustis. Tai va, džiaugiuosi savo šito sprendimu, kas galvoje šiek tiek lengvumo atnešė. 15 metų mano bandymai, tai papildų tokios firmos kaip Fahov gėrimas programa. Tol papildų atstovas, pavyzdžiui, teigė, kad pas mane galbūt yra kažkoks virusas ir jisai va taip eina per nervinės šakneles. Toliau dariau terpentinų vonias, jų maždaug apie 10-15 reikėjo. Smulkiai neaprašysiu, nepasakosiu, kaip, kokį pojūčių ir taip toliau, aš turiu aprašiusi viską savo užrašuose. Bet ar man padėjo, nežinau, nes ta prasme, kad lengvumo priduotų kažkokio negaliu pasakyti, nes žinot, visą laiką aš galvoju, vat iki šiol, kol ruošiausi šitam video, galvoju, kad mano sveikata, mano savijauta gerėja, bet iš tiesų jinai daug geresnė. Bet kai paskaičiau užrašus, tai mano savijauta tikrai buvo banguojanti. Nesvarbu, ką aš bedaryčiau, jinai vis tiek bangavo. Ar aš kažką padarau, aš kažkuo pasidžiaugiu, aha, volia, labai smagu, emociškai viskas gerai, nes nuo emocijų sveikata, sąnarių būklė fantastiškai daug geriau jausdavos. Jinai labai svarbi emocija mūsų sveikatai, labai. Ir tai va, tai visą laiką mano savijauta banguojanti ir kiek aš bešnekėčiau su tokia diagnoze kaip mano turinčiom, tarkim, moterimis, ir iš tikrųjų jos tą patvirtina, kad kartais nesupranti, kad kodėl vieną dieną tu atsikeli ir jau kažkaip sunkiai jautiesi. Kitą dieną atsikeli ir, atrodo, nudirbtum darbų ir dar nepavargsti. Tai šitą etapą aš, tarkim, priskiriu emocijom ir galvos darbui. Tada iki manęs atėjo informacija apie sisteminius enzimus, bet jų nebandžiau. Tada transfer faktor papildas, ten kaip priešpienis yra,
irgi atėjo informacija, čia gal ir gydytojai kažkas pasiūlė, bet šiaip, ta prasme, ne reumatologai nieko. Bet kadangi aš tuo metu gėriau papildus Fachhof firmos, tai taip pat šitų neišbandžiau. 2015 m. rugsėjį buvau pas reumatologę, jai nepatiko mano kraujo tyrimai ir rodė anemiją. Man jinai uždraudė visus eksperimentus su maistu. Sako, tikiuosi, paklausė pirmiausia, ar aš kūdinuosi ir pasakė tokį sakinį, tikiuosi, nenori ankstyvo sąnarių protezavimo. Aš tada aiškiausi kaip vėlyvė dugnė, nes tuo metu man skaudėjo sąnarius ir buvau kaip medinė. O rentgenas tuo metu parodė dešinio klubo 2 laipsnio susidėvėjimą, dešinys kelienas 1 laipsnio susidėvėjimą. 2015 m. spalio 24 d. prasidėjo mano gydymas homeopatiniais vaistais. Ir šitas laikotarpis, etapas, tai buvo žingsnis į gydymą cheminiais vaistais. Nes po šito gydymo mano būklė buvo labai bloga. Tai dabar nuo pradžios. Tai gydytoja, labai nuostabus žmogus, labai nuostabi gydytoja iš Akių. Iš ten esu aš kilusi. Padarė folio metodas yra testą ir nustatė, žodžiu, kokių mano kūnas reikalauja, tarkim, tų visų vadinamų medžiagų. Tai buvo paskirti žirniukai gėrimui ir leidžiami vaistai. Leidžiami, tai reiškia, kažkur dažniausiai ten būdavo 7, 6, 8 ampulės. Ir reikėdavo kartą per savaitę atvažiuoti pas gydytoją ir jinai dažniausiai į žastą suleisdavo visas tas ampulės. Gydymas turėjo tęstis maždaug apie 4 mėnesius. Dėl homeopatinio gydymo, čia toksai didelis paradoksas. Labai daug vilčių turėjau, labai tikėjau. Net mano vyras labai patikėjo šito gydymu, kad galbūt man padės, bet va tau tikėjimo gale. Šitas gydymas, aš dabar pasakysiu, jisai man netiko. 2016 m. kovas. Pas mane užrašuose parašyta. Jaučiuosi geriau, būna visokių dienų, bet homeopatija veikia. Nes aš labai sąžiningai laikiausi gydymo. 2016 metų, po šių metų, po tų naujų metų, iki balandžio sąnarių būklė nebuvo tokia gera, nes buvau, kad taip 3 savaitės buvo mano peršalimas, sirgau, po to vaikas sirgo, kai šeimynykštė sergu ir aš dar ir antrą kartą. Tuomet dar buvo vasaris, sudėtingas periodas. Pas mus buvo laidotuvių, mes vadinam maratonu, 3-4 šeimoje, giminėje. Ir emociškai labai išsekino ir tai tikrai sveikatos sąnariams ir savijautai nepridavė. Ir dar priminsiu, kol gydžiausi homeopatiniais vaistais, cheminių vaistų nevartojau. Retkarčiais galbūt prieš uždegiminius, aš dar pasikartosiu. Tik tai kartais prieš uždegiminius. 2016 m. balandžio 16 d. Tęsiant toliau temą homeopatinis gydymas, buvo man atliktas 2 folio metodo testas, kad pakeisti homeopatinį gydymą. Atėjo jau laikas. Ir tas labai nudžiugino, ką rodė pats testas, nes mano kūnas rinkosi vaistus būtent nuo sąnarių, kas aišku labai teikė vilties ir galbūt jau dabar bus labai gerai. Gegužės mėnesį labai blogai jaučiausi,
vėl sąnariuose uždegimas, jie sustingė, mano kaip anksčiau yra buvę klubai, labiau vėl susilenkė ir nepasidavė tempimo pratimams. Ir taip skaudėjo sąnarius, kad net nesinorėjo jų judinti. Ir namuose tada fiziškai mažai ką dariau, dažnai ir daug pagulėdavau. Ir tuo metu man buvo, netgi kai leidau gydytoją kas savaitę ar ne vieną kartą per savaitę homeopatinės ampulės, man jau tą gegužės mėnesį net į stuburą leido, nes tiesiog į žastą 7-8 ampulės net nebepriimdavo kūnas, tiesiog jisai priešindavosi ir net ta vieta įsitempdavo ir dėl to didelio skausmo atrodo, kad leidimas vaistų sukeldavo dar daugiau skausmo, tai gydytoja pasirinko tokį leidimo būdą. Toliau birželio mėnuo man buvo labai didelė duobė, užrašuose taip ir parašyta mano žodžiai. Tai blogai, kad nežinau, ką darysiu toliau. Liepos 22 dieną man buvo suleisti homeopatiniai vaistai. Kitą dieną atsikėlus labai blogai jaučiausi. Jaučiausi kaip sudaužyta. Buvo ištitęs dešinio riešo sąnarys, rankose nebuvo jėgų. Ir aš iš karto meloksikano 15 mg išgėriau ir svarsčiau apie gydymo nutraukimą. Nes paskutiniu metu aš pas gydytoją į 5. aukštą vos užlipdavo, tiesiog per skausmus. Aš galvoju, tragedija buvo. Rugpjūčio 22 dieną aš atsiguliau į ligoninę, nes nebegalėjau jau pakelti tokio ilgai užsitęsusio skausmo. Tada CRB buvo apie 17, eritrocitų nusėdimo greitis apie 64, hemoglobinas 106. Buvo atliktas plaštakų ir klubų sąnarių rentgenas. Būklė pablogėjusi lyginant su 2011 metais. Plaštakų sąnariniai tie paviršiai įgavo tokią formą, kuri būdinga šiai ligai, ko anksčiau nebuvo. Ir gydytojo žodžiai, kad baik gydyti žolelėmis. Tai pradėjo veikti vaistai, iš karto pasijaučiau daug laimingesnį, nes skausmų sumažėjo. Ir šito gulėjimo metu man turėjo atitaikyti gydymą. Tai buvo suleistas metotreksatas 15 mg, vėliau gal po kelių dienų pridėjo medrolį. Ir diagnozė tokia tvirta galbūt pasidarė, užfiksavo seronegatyvus reumatoidinis artritas, kas reiškiasi anot gydytojos, tai greitesnė eiga. Gulėjimų ligoninėje metu gydytoja iš karto man pasiūlė ir gultis reabilitacijai, toj pačioj ligoninėj, nes nenorėjo manęs paleisti, sako, aš noriu stebėti tavo būklę, žiūrėti, kaip viskas dėliojasi. Tai va, pragulėjau ligoniniai, grįžau namo savaitgaliui po gulėjimo, išsiverkiau ir nuo rugsėjo į reabilitacijos skyrių. O rentgenas klubo sąnario parodė 3. stadijos, 3. lygio artrozę. Po ligoninės jaučiausi visai neblogai, po jos nutraukiau medrolį, namuose pridėjau meloksikamą pagal gydytojos rekomendaciją. Po gulėjimo ligoninėje kreipiausi į čia Kaune esančią bioenergetikę Genutę Česnulevičienę. Manau, daug kas yra girdėję, rekomendacijų žmonės, duoda. Ir aš po ligoninės su visais įrašais išrašu tuo nusinešiau pas ją ir paskaitė. Ir anot jos, tai uždegimą nedidelį man davė mano persilenkusi tulžies pūslė. Ir tai palietė sąnarius. Įdomi versija. Ir man rekomendavo pasidaryti H. pylori ir toliau sekė gydymas kaip papildais, labiau žolelėmis.
Lapkričio 22 dieną ėjau į klinikas dėl konsultacijų dėl biologinio gydymo. Buvo atlikta ten nemažai tyrimų ir gydytoja kažką panosėje kalbėjo apie Bechterevo ligą. Gruodžio 29 dieną buvau pas ortopedą Gudą privačiai ir tas vizitas be abejo man labai patiko, nes patiko tai, ką jisai pasakė. Nuramino. Sako, jeigu neryji vaistų saujomis ir nakties metu tau neskauda tavo artrozės, tai protezuoti sąnario dar tikrai nereikia, dar nelaikas ir nedaryti jokių intervencijų savo sąnariams. Anot gydytojo tuo metu svarbiausia, ko man reikėjo laikytis, tai, sako, suvaldyk reumatoidą, nes uždegiminis ląstelės nuolat cirkuliuoja tavo organizme ir griauna tavo sąnarius. Ir būtinai draugauk su kineziterapeutu. 2017 metais sausio 7 dieną buvo darytas dešinio klubo magnetinis rezonansas ir pradėtas H. pylori gydymas antibiotikais, nes jinai buvo surasta. Ir padidino man gydytoje klinikose metotrexato iki 20 mg per savaitę ir rekomendavo, patarė arba liepė, gal nesakysiu, protezuoti klubo sąnarį ir nusiuntė mane pas tą darantį gydytoją. Ir tada buvau įtraukta į eilę po to vizito, netgi vizito metu, galite įsivaizduoti, su tokiu požiūriu kaip mano, apsižliumbiau kaip nežinau kas, koridoriai išėjęs. Ir čia žmonės nelabai suprato, bet šiaip eilė atėjo greitai. Dar noriu aiškumo įvesti, kad kai pradėjau gydymą žolelėmis, tai aš jau visą laiką gėriau cheminius vaistus, tai reiškia metotrexatą, ir aš buvau pasiryžusi jį vartoti. Tiesiog buvo toks sprendimas, kad sutvarkyti tą būklę, su kuria tikrai buvo sudėtinga. Tai vasario 6 dieną aš buvau Vilniuje pas kineziterapeutę. Tuo pačiu dar irgi nuėjau privačioje klinikoje pas ortopedą pasirodyti, ką į dar vieno nuomonės išklausyti. Ir ką matė kineziterapeutė, tai ji mano vietoje sako, aš dar neoperuočiau, nes ką pamatė, tai ji pamatė didesnį pakenkimą arba, sakyčiau, labiau skaudėjo dėl sausgyslių raiščių, bet ne kaulų pakenkimo. Kas aišku, tai buvo, kad kaulas yra, jisai buvo jau pakenktas, tai rodė visi tyrimai, bet skaudėjo labiau dėl sausgyslio ir raiščių būklės. Ir dėl to, sako, tikrai dar neverta, dar pasižiūrėk ir mankštinkis kuo labiau. Tai va, ortopedas įrašė vėl, kad operacijos atsisakau ir toliau vasario 15 dieną aš vėl nuvažiavau į Vilnių pas kineziterapeutę. Ir ką aš ten atlikau, tai pirmiausia nuėjau į šiltą baseiną. Baseine padariau mankštelę. Po baseino jau mano kūnas buvo įšilęs. Mano atveju šiltas baseinas man yra top 1 vietoj. Tada dariau jau sausumoje ant stalo mankštą. Ir ką pastebėjo kineziterapeutė, kad amplitudės per kelienus buvo šiek tiek geresnis. Ir aš po tos mankštos labai gerai jaučiausi kitą dieną labai gerai. Ir dar kartą pasikartojo kineziterapeutė, kad mano atveju operacija būtų neišeitis, nes jeigu man pakeistų sąnarį, mano judesius dar labiau apribotų. Ir šitoj vietoj aš visą laiką pati galvodavau. Jeigu pas mane šita dešinė pusė būdavo labiau sulenkta per klubo sąnarį negu kairė, ar ne, ir tokiai būklei dabar mane operuotų, tai kokia garantija, kad sutvarkytų tą pusę,
ir kad priderintų prie kairės ar ne pusės ir kad su mintimi, kad aš ateityje vis tiek su judesiu sieksiu tų geresnių rezultatų ir kas tada, kai padaro operaciją. Ir man šitas dalykas netilpo niekaip galvoje ir buvo pats pagrindinis stabdis, kad nesuvokiama, kaip gydytojai gali pamatę tokią simetriją pagal nuotrauką, kur atrodo tik nuotrauka pagrindinis verdiktas yra ir nenuginčiamas rezultatas, jeigu sudilo sąnarys, viskas operacija. Tai dėl šito tai aš tokia truputį pikta ant gydytojų esu, nes taip neturi būti. Tiesiog taip kiti, tarkim, specialistai, tai yra kineziterapeutai, kurie su judesiu dirba ir taip toliau, tai aš visą laiką siūlyčiau, kai gaunat rezultatus, čia mano asmeninė patirtis, ar ne? Prašviečia, jūs padaro tyrimus, rentgenas, magnetinis rezonansas ir nėra tų tokių skausmų, kur negali, tarkim, pakelti ir nereigi vaistų saujomis, tai šitoje vietoje verta susimastyti ir neskubėti daryti šito žingsnių, kuris tai yra negrįžtamas. Ir tu nežinai, kaip tau pasiseks ir ar tau po to bus gerai, nes girdžiu labai nemažai istorijų, kad tiesiog žmonėms ima ir nepasiseka ir tikrai nebūna gerai, bet būna gal ir gerai. Bet tada reikia pasirinkti, kad ar tikrai reikia ir kai reikia padaryti. Dar prie to pačio apie klubo artrozę, ar ne, susidėvėjimą. Labai noriu, kad išgirstumėte ir kuo daugiau žmonių tą išgirstų. Kai yra susidėvėjęs, vadinama, kaulo kremzlė, ar ne, tai klubo sąnarys, tai jis yra čia. Ir šitą vietą turi skaudėti. Mano atveju man visą laiką tempia, skauda aplink, toks aš net pati jaučiu, kad man per visi, kur sąnariai yra, tai atrodo audiniai, tie minkštieji, labiau tokie sausgysliniai, tokie netamprus, toks truputį sustingimas yra. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Tai jeigu turite artrozės, atkreipkite dėmesį, kurioje vietoje skauda klubus. Jeigu čia, galbūt išeitis tik tai ir operacija, ar ne? Bet jeigu dar kur kitur ir turėkite tą omenyje. Tai po to vizito Vilniuje aš toliau draugavau su kineziterapeutu čia Kaune, buvau pas Rolandą Kesminą kokius gal 3 kartus. Man jo metodas labai tiko, nes jis darė atitraukimus, tai reiškia atitraukia klubo, tai yra šlaunikaulį iš klubo sąnarių atitraukimai, visą laiką reiškia atsiranda daugiau vietos sąnarinėme visoje toje aplinkoje, ar ne? Ir tada nesitrina kaulas į kaulą. Ir tie atitraukimai mano atveju tai labai tiko. Ir tas laikotarpis, šitas 17 metai, prieš tai truputį ir iki dabar seka, kad aš taip labai daug dėmesio skyriau mankštai. Buvo atrastas mano vienas metodas, kur labiau mintimis dirbau, nes fiziškai aš nelabai ką padarydavau ir ėjau į priekį, tikrai ne atgal. Tiesiog mano fizinė būklė gerėjo, bet aš visą laiką gėriau metotreksatą. Kartais su metotreksato būdavo taip, kad aš leisdavau savo tai padaryti, jeigu peršalimas ir arba užsitęsė sirgimas, tai aš tuo metu jo negerdavau, nes mano atveju metotreksatas tikrai stipriai mušė mano imunitetą ir mano tas toks peršalimo, tas sirgimai, šitie buvau labai jautri. Tai gal dėl to ir tiko, mušė imunitetą ir slopino uždegimą. Toliau vis karts nuo karto aš atsiguldavau į ligoninę, tarkim 2017 lapkričio 28, tai labiau dėl to, kad lengviau gaučiau ambulatorinę reabilitaciją ir tame laikotarpyje sekė taip, kad aš vis pakvėpuodavau, nes nesvarbu, kokią aš metodiką, kažkokias 3 ten išbandžius esu, kokią bedaryčiau, bet
po kvėpavimo man visą laiką lengvesni sąnariai būdavo. Dėl ko aš to kvėpavimo laikausi, nes aš pati pajutau, kad sąnariams yra geriau, tai vadinasi, kažkas vyksta, energija teka, nes pagal energetiką tai yra, kur jeigu skauda, tai ten sutrikusi energija, ar ne? Tai aš su tuo sutinku, man patinka šitie dalykai, tai va tiek, vėl bandymai, bet geriant vaistus. Na, kadangi man jau visai taip neblogai jautėsi sąnariai, 2019 metais aš metotrexato pati sumažinau iki 5 mg, bet jautėsi man plaštakos, pėdos ir gydytoja vis dėlto padidino iki 7,5. Sako, ar 5 ar 7,5 jau čia labai įtakos neturi. Bet tą palaikomąją dozę dar sako pagerk. 19 metų rugpjūtį aš vėl pagulėjau ligoninėje, bet labiau dėl grupės. Tada sekė 2020-ieji, tas vadinamas jau karantino laikotarpis, kada aš maždaug kokius 2 iki 3 mėnesių tuo laikotarpiu, dar kai ten buvo galima, ėjau į kvėpavimo užsiėmimus, rebefingą. Ten įdomiai būdavo tokių irgi įvairesnių pojūčių, bet tikrai neblogiau, nes aš kvėpavimu labai tikiu ir jį taikau ir vis dabar, kas yra labai dar sudėtinga, taip, pripažinsiu. Galbūt sutvarkyčiau save, aš neįsivaizduoju, bet tai yra rimtas darbas, reikia daug valios. Atrodo, jos turiu, bet kartais jau būna sudėtinga tos nuolat pastangas dėti ir vis daryti, ir pavargsti nuo to darymo, ir vis ieškojimo, ir ėjimo, ir tai gal tas negerai, gal tas netinka, tai gal tas tinka, bet tas nesisekė, tai gal irgi netinka. Ir nesuvoki iš tikrųjų, kur tas mano, kur ne mano. Tai va, tais 20 metais tada mane pakvietė į laidą Kvieskite daktarą. Redaktoriai susirado, man tai buvo siurprizas, labai įdomu. Ir manęs čia kažkada klausė po komentaro moteris, atsako, jūs ten kalbėjot laidoje, remisiją pasiekėt, ar tik užteko prieš uždegiminės mitybos, tai ne, mielieji, man ten reikėjo kalbėti apie mitybą, nes tokia tema buvo. Daugiau apie nieką nereikėjo, nei vaistus, nei taip toliau. Bet ar aš kažko griežtai laikiausi, tikrai ne. Aš kaip ir laidoje sakiau, pagrindiniai dalykai ir nemažinimas vadinamo cukraus, nenaudingo maisto, kad nevalgyti, vadinasi ir negerti, ten tik vanduo ar ne, kavos be abejo gėrimas, mėsą valgiau ir valgau, nes aš dar ją jaučiu poreikį, galbūt jisai mažėja, bet jaučiu. Ir žinot, kai visokios informacijos ateina, kad pavyzdžiui, kai išgirsti, kad realiai tavo žarnyno bakterijos apsprendžia, ar tu esi vegetaras ar mėsėėdis, ar ne, tai aš galvoju, va tas poreikis jisai eina labiau iš vidaus, kad va tos mėsos norisi, galbūt ateis laikas, aš jos nebevalgysiu, bet tai nesvarbiausia čia mėsa, ar ne. Ir be to kažkokių griežtų kažko laikymosi nebesilaikiau, nes pagal išvaizdą jau visą laiką gydytojos priekaištai, va čia dietas laikaisi, kažko nevalgai, badauji ir taip toliau, kraujas kartais anemiškas, tai labai neeksperimentavau. Jeigu dar tęsiant mitybos temą, tai noriu dabar pasakyti, jau kai nuo 20 metų, 24 dabar yra, tai man labai tinka šaukšto kokio vieno nedavalgymas, tai aš tokio prie beveik pasininkavimo prisiskiriu kartais, kad tai neiššaukia persivalgymo. 3 kartai, kartais 2 kartai yra tobula,
Vėlyvas vakare valgymas man netinka, man savijauta iš karto, žarnyno savijautai negerai. Aš orientuojuosi valgydama visą laiką stebiu liežuvį, stebiu žarnyno veiklą. Jeigu šiaip dažnai pageriu gerasias bakterijas ir kai valgau maistą ir kartais pastebiu, jeigu fermentuoto daugiau, pavyzdžiui, raugintų kopūstų, tiesiog kartais ateina poreikis ir tiesiog tu nori tam tikrų dalykų, bet ne tų blogųjų. Tų blogųjų aš jau įprotį išsiugdžiusi, Hesburgeriai, visokie McDonald'ai, tai jau ne man. Tai pamečiau mintį. Tai va to laikausi saikingai, daryti tvarkingus tarpus, kad virškinimo sistemos neapkrautų ir alkoholio tai aš jau visą laiką mažai vartodavau, ten karts nuo karto koks kokteilis ar vasara ar šventė, bet ir tai retokai. Bet principė viską valgau. Kas liečia žuvį, tai žuvis ar ne, vieni sako sveika, bet jeigu ją užaugina, jinai nėra gera. Arba pavyzdžiui vištiena, ar ne, kur yra stipriai užauginta su daug primaitintų vaistais, ar ne, bet man tada nekyla noras tokių dalykų valgyti. Tai taip aš orientuojuosi su mityba, saikingai, nepersivalgant. Jeigu klaustumėt, ar pilvo presą darau, treniruoju, atsakysiu tikrai ne. Niekada aš jo nedarau, apart tų atvejų, kai parodau pratimus savo merginoms. Ir tada aš labai pavargstu, nes man daug nereikia padaryti pilvo presui. Tai tokia mityba pasirinkusi, kad su mažai judesio, nes kartais būna vis tiek paskauda, tai tiesiog aš mėgstu sakyti. Jeigu aš mažai judu, aš mažai valgau. Žodžiu, su valgymu, su kokiais nors sutrikimais problemų tikrai neturiu, juos puikiai galiu valios pastangom suvaldyti. Ką dar esu pabandžiusi, tai 21 metais balandį perskaičiau Wim Hofo knygą. Čia tas, kur vadinamas ledo žmogus, ir tikrai ilgesnį laiką taikiau jo kvėpavimo techniką, jinai labai trumpa pradedantiesiems. Bet, kaip ir sakiau, man bet kuris kvėpavimas duoda lengvumo, bet niekada iki galo galbūt aš neišlaikau to lygio, kurį reiktų, gal ilgiau, gal stipriau, ir aš galvoju, šitoj vietoj atsiranda tas individualumas, kada yra paduota technika, bet tas kiekvienas žmogus, jis suvokia savaip, jis turi savų visokiausių, tarkim, blokų, suvokimų, skirtingų, gyvenimo patirtį skirtingą. Ir aš dėl to galvoju, kad mūsų tas veikimo kelias kiekvieno labai individualus. Dėl ko dar tai pasakysiu. 22 metais aš antrą kartą atlikau kompiuterinį tyrimą. Tai buvo pačio ligos pradžioj dariau, kai rankas uždedi ant plokštelės ir jūs, manau, žinot, kad mūsų organai irgi turi savo energiją, tuos visus impulsus duoda. Ir žinot, ką man ten pasakė, aš labai trumpai. Ten pamatė, kad man labai gerai atitaikytas gydymas, o tai reiškia metotrexato, nes reumatoidinių artrito nerodė, rodė tik tai poliartritą. Tai reiškia daugybinis, žodžiu, sąnarių uždegimas, bet nėra to tokio kaip autoimuninis, kas man yra, ar ne, reumatoidinis artritas. Ir sako, labai gerai jums atitaikytas, jums tinka šitas metodas, bet tai buvo patvirtinimas, ką aš ir pati jaučiau, kad man metotrexatas labai gerai veikia. Dėl to aš nuo 20 mg vis taip su pagulėjimu ligoninėse gavosi, kad tada pamažinimas įvykdavo ir paskutiniai keli metai tik tai su 10 buvau ir, kaip sakiau, aš jau sumažinau iki 7,5, ar ne? Tai tas labai gerai tiko, sako, man jokio reumatoidų nerodo pas jūs. Irgi įdomiai, po to kompiuteris parodė sausumą stuburo
ir labai rekomendavo hialurono rūgšties pagerti. Dėl šito aš su tyrimu irgi sutikau, nes per judesius, tarkim per stuburą, aš pati lyg tokį sausumą, lyg tokį traškėsi, tokį labai įdomius garsus jausdavau. Tai taip, buvo etapas pagėriau šitą kursą, kaitaliodama su kolagenu. Ir tas irgi liovėsi. Tai va, toks tas mano kelias. Tai tiek tos mano istorijos buvo. Pasidalinau pagrindiniais faktais. Galbūt į smulkmenas kai kur ir nesigilinau. Kam bus įdomu ar nelabai aišku, kai kas galit man parašyti. Aš galbūt smulkiau papasakosiu ar komentarą, ar asmeninę žinutę. Tiesiog norėjau, kad nebūtų labai ilgo teksto, būtų pagrindiniai dalykai, suprantami, kaip aš tą viską praėjau ir gal kai kam įkvėpimas, gal kai kam nesąmonė, gal kai kam nesuvokiamas mano požiūris, gal kai kas pirštą pasukios prie smilkinio, gal kai ką įkvėps. Dėl to tiesiog klausykit, kam to reikia. Kreipkitės klausimų ar atsakymų kažkokio, kam to reikia. Kam reikia mano pagalbos prie mankštų. Kreipkitės taip pat. Kam reikia mano patirties. Galit kreiptis taip pat. Aš visą laiką mielai šneku su visais žmonėmis, kurie manęs klausia. Man taip pat įdomu, kaip kiti gyvena, kaip kiti laikosi, nes dažniausiai būna, kad aš pati pasakoju, bet iš kitų žmonių neišgirsti, nes aš dažnai, tarkim, kaip trenerė irgi, tarkim, daro mankštas ar ne, ir visą laiką man įdomu, kaip kitos moterys jaučiasi, kaip jos tą kūną išjaučia, ir dažnai kartais man to trūksta iš kitų to tokio išsamesnio paaiškinimo, kaip savo kūną suvokia, kaip jis jaučiasi darant pratimus ir taip toliau. Tai va, tiek apie mane. Pagaliau įgyvendinau istoriją, parašiau, įrašiau į video. Ačiū klausantiems.